prasideda kelionė. Bandysim pasiekti Daniją, Kopenhagą. Pirma tokia kelionė daryta su Bavarija Triple-X. Išsiaiškinsim, kiek galima nuvažiuoti ir ar įmanoma nuvažiuoti. Nu čia beveik vien važiuoti, jam reikės važiuoti ir krauti. Kaip jis naktį kraus, kur jis kraus. Aš turiu dviejonių. Jeigu jis pervažiuos pirmą iki kelto, tai jau pusę kelionės padaryta, jeigu spėja šiandien. Jeigu ne, tada lauksim grįžtant rytoj. Walk of Shame'as ir The Promotionas. Aš įrašyk skambink ir vešim elektrą. Aš turiu elektros tą panelį. Kas yra ant dešo dabar? 3.0. Odometras 4.2.8.0. Ką susidėjai, kas čia? Čia yra kamera, čia yra dronas. Jo. Turim laidų, turim grandinių, triusikų, kojinių. Kas čia gale? Dirtilėjaus kostiumas, turim, ką mes ten dar turim, tarpą turim. Jie svarbiausia, pakrovėją nepamiršai. Pakrovėjas yra, labai daug sveria. Galim pasuk gazą? Galima, nes vaitai jungtas. Tai va, dabar laukia 230 km iki Klaipėdos. O kurio keliu važiuoji? Lemba, Jurbarką, dviračių takais kažkokiais miškų keliais. Žodžiu, pėsčiojo arba dviratininko maršruto. Svarbu būti nenutiesčiajam. Viskas, iki. Pasimatysim kitą savaitę. Tai nu ką, pirmi 10 km. Turim dar 220 km. Artėjom link atsarginės. Kol kas turim 89% ant baterijos. Suvartojamas 26 Wh/km. Nu, bus įdomu. Tikėjausi, kad šiek tiek ekonomiškiau bus, bet galimai svoris daro savo. Tik žiauriai pavargo ranka, kuri veikia už autopilotą. Subinę skauda. Nu žodžiu, čia bus įdomus tripas. Bandom laimę. Yra kažkoks tai hoteliukas, restoranėlis. Bandysim užeit pasiprašyti rozetės. Sveiki, norėsiu kažką užsakyti, bet pradžiai dar noriu pasirauti, gal turit netyčia rozetę kiemą? Tik tai čia, o lauke? Jeigu reikia, prie sienos yra. Arba galit parodyti. Čia pas mus iš to pusė. Čia, bet manau turėtų gal. Okei, liuks. Gerai, pasižiūrėsiu ar reikia. Ačiū. Norėsiu porą su vištiena, grybais ir sūriu. Aha. Keltas rytoj vakare tik tais. Koks keltas, iš kur keltas? Iš Klaipėdos į Švediją ir po to iš Švedijos iki Kopenhagos. Po to atgal. Ne, į Vokietiją tai jau ne tą pusę važiuočiau biškį. Į Lijo mes irgi keliamės, iš Lieporos keliasi, bet į tą Travemingą, ne? Nu, tai čia paprasčiausias maršrutas gaunasi, trumpiausias. Taip, kad nuvažiuoti iki Kopenhagos čia... Tai jums reikia draugo kokio kaip... Ne, neįdomu, maišo. Maišo? Maišo, aišku. Čia yra vieno žmogaus kelionė. Žodžiu, apkrovimas draugas. Jo, būtent. Aišku, gali taikytis. O čia va, susigalvojai ir važiuoji. Nu, įdomu. Kiek užplanuota tokia kelionė, kiek savaičių? Tai čia labai greitai, iki Kopenhagos, nu tai realiai rytoj išplaukia keltas. Atplaukėm sekmadienį ir tada ten per dieną iki Kopenhagos nuvažiuoju. Ten pabūnu keletą dienų ir atgal čia. Paskui per Malmo ten, per tą tiltą Mandrą? Ne, per Oresund Bridge negalima važiuoti, nes tai yra motoroleris. Jisai yra per lėtas. Jo.
Tai reikia biškį toliau pavažiuoti iki Helsingioro. Ar važiavot, aš labai jau važiavau, labai įdomu, žinau. Ne kartą teko važiuoti. Ne kartą teko. Ja. Įdomu, ten ypač kai po vandenį palenda tas tai. Ja. Fainas jausmas, greitai žemyn leistis. Efektas tai fantastiškas. Taip. Daug kainavo tas projektas jam. Labai. Tai Two Wheels Empire galit pasižiūrėti. Two Wheels Empire. Įdėkit man šitą visą. Tai galit Instagramo nenaudojat, ne? Baikit jūs galvot, kad senas tai durnas. Ne visi naudoja. Senas nereiškia, kad durnas, žinokit. Tas gedas nevertingas. Tai ką, jaunas žmogus įdomus, reikia pašnekinti. Taigi įdomu, aš žiūriu tą Luką Vainavičių, tą Samošką žiūriu ir... Tai čia mūsų parduotuvė, istorija. Turim kalną, jos... Tai čia dabar bus jūs visą laiką. Čia aš. Ir va. Kaunas, Kopenhagen. Tai čia šitie dviračiai iš Kopenhagos, jie gaminti? Ne. Čia jie yra kinų gamybos. O čia dabar jūsų túras, jūs nušviečiat savo túrą idėją. Ja. Ačiū. Pasižiūrėsiu. Kaip jūsų vardas? Matas. Matas, koks šiuolaikiškas Matas. Matų labai daug. Pro tėvukas buvo Matas, žinok, Matai šitą. Gerai. Ok, dėkui, iki. Dėkui. Žodžiu, pasikalbėjom čia su dėdulė. Dabar pažiūrėkim, kiek laiko truko krautis. Pradėjau čia krauti kada? 3 valandą. Dabar turim 5:30. Tai 2,5 valandos. Pasikrovėm. Tai dabar šiam 5 iki kito taško. Žiūrėsim, kas čia gausis. Nuvažiuojam. Iki Tauragės liko 32 kilai ir man paskaudo galvą. Žodžiu, reikia surasti vaistų nuo galvos. Biškį atsigert vandenuką, jeigu dar... Šit nepametam. Cool. Okay. Where them pills at? Ką, minutėlį atsipūtėm. Reikia žiniuot. Blemba, reikės pasvert kuprinę irgi. Šitas balvonas visai normaliai sveria. Ką, Ukmergė? Tauragė. Pavyko atvažiuot. Dar yra 31% likęs. Ir manau, kad galbūt pabandysim šitam Circle K pasikrauti. Aišku, abejoju, kad jie čia turės rozečių, bet... Atvažiuojam, pasižiūrim. Okay, čia gali būti sudėtinga. Biškį gal nevaidėjo, bet Tauragę pasiekėm. Tai pasipakokim čia ir pasiieškokim, kur čia galėtume tikrai stot normaliai pasikrauti. Esam Tauragėje, priešais mus vaikšto 3 neaiškios kilmės individai ir sprendžiam dilemą, ką šiandien daryti. Dabar yra, kiek čia yra, 9,6 procentų, turim 70, tai čia realiai iki 100% galimai dar teks kokią valandėlę gerą pasikrauti. Esmė kokia. Turim 58 kilus iki Šilutės. Iki uosto dar 50 km. Tai arba šiandien bandom pasiekti Šilutę, ten kažkur numigt, susirasti mišką ar kažką,
arba likti čia nakvot ir tada važiuoti rytoj visą dieną per lietų. Žiaurus. 10,8, 96%. Tai judam į Šilutę. Nu, lekiam. Žodžiu, beveik pusė 12. Nu ir pradėjau galvoti nesąmonę. Esmė tokia, kad turėtų Klaipėdoj pradėti lyg 6 ryto. Nu ir aš nenoriu sušlap. Nu tipo. Nu nenoriu sušlap. Turiu tą dirtlėjų. Nu bet stiltus. O vieni batai. Aš juos dabar užsidėjęs. Va, kokį New Van. Nu ir ką, aš tada būsiu šlapias kaip žiūrkė. Nu blema, ne fainai. Tai žodžiu. Teorija tokia. Iki Šilutės kem 5 kilai. Jeigu ten atlekiu ir randu rozetę. Nu tai dasikraunu. Nežinau, panepint ten bandyt kažkur prie rozetės, neaišku, ten skečiai ar jie neskečiai. Ir varyt toliau. Ta prasme, mau ten iki tų 6 ryto. Nu teoriškai aš kažkur turėčiau, jeigu rasiu kur pasikraut, tai išvažiuočiau kažkur po 3:20-30. Nu dar ten 5 kilų kelio. Nu tai dar 2 valandos. Tai ką mes čia žiūrim? Pusė 6. Ir tipo lenktyniaujam su lietum. Blemba, žiauru. Nežinau, ar čia variantas ar ne variantas, bet gal verta pabandyti. Jeigu randu naktį veikiančią rozetę, nu tai win. Jeigu ne, žodžiu. Tokiais reikalais užsiminėjom. Tai ką padaro, kai esi ciklinis avinėlis, tipo bijai lietaus, turi išvengti bet kokią kainą. Nu, čia aš taip pat tik sugalvojau. Bet, nu jo, ir miego dar nenoriu. Pusė 12, miego nenoriu. Realiai būtų čia to albumo dar tam 100 kilų. Nu tai maučiau dabar tiesiai iki Klaipėdos. Prikolas. O kaip čia bus iš tikro, nu tai pamatysim neužilgo. Šilutė, mašala. Nu ką, varom ieškot rozetės. Aš su tokiu netradiciniu klausimu, man reikėtų rozetės pasikraut motocikliuką. Čia dabar jūs norit pasikrauti ką? Elektrinį dviratį. Aha. Jo. Ar turit kažkur apart čia? Turim lizdų, taip, viskas gerai, bet nežinau, ar yra galima leisti su viskų. Nu, ta prasme, jisai ten daug elektros neima, bet man jisai beveik jau Kiek jūs laiko žadat krauti? Porą valandėlių. Nu, jeigu būtų galima bent kažkiek pasikraut, nu tai išgelbėtumėt labai. Nes nuo Kauno atmyniau. Na gerai, nuo Kauno? Jo. Na bandykit, Okay. ne aš už tai esu atsakinga. Jo. Tai čia į vidų? Taip, čia vidų ten prieš šoną. Okay. Pastatykit, kad nebūtų per... Jo, kad nemaišytų niekam. Ok, ačiū labai. Nu ką, užsikrovėm iki 84%. Pakimarinam Šilutės Circle K. O Jėzus, ten žmonių visokiausių. Ėjo, kalbėjo, klausinėjo. Žodžiu, su visais ramiai ir maloniai. Dabar planas yra pasiekti Dažasvydžio kažkokią tai stovyklą, esančią netoli kelto.
pasižiūrėjau per mapsus, čia dabar galėsiu parodyti ant ekrano, kurioje tiksliai vietoj. Visai atrodo cool spotas, pamačiau porą medžių tokių, kur atrodo būtų galima išsitempti hamaką. Ir ką, bandom lėkti ten, įsitempsim hamakėlį ir bandysim biškį pamiegoti, nes, nu, come on, jau 3:30 ryto, iki ten važiuot, čia su mašina būtų kem 2 minutės. Iš šitų dabar bus, nu, 1,5 gal valandos, gal 2. Atvažiavom į Dažasvydžio centras, 5:11, likę 3:03, nuvažiuota 2:47. Žodžiu, tiek reikalų šiandien turbūt. Eisim kažkur bandyti išsitiest hamaką. Guliu po tiltu, puola musės, nu, čia mažiau puola, bet praeitam spote milijonai musių, tokios kaip erkės atrodo, bet su sparnais. Bet žodžiu, what the fuck, tipo, kodėl jos čia ir kodėl jos limpa prie manęs, žiauriai šlikštų. Miesto vaikas. Žodžiu, va, mocas čia, prirakintas prie kuprinės, aš čia, ten bėgiai. Einu numigt porą valandų. Nu, realiai, kiek gausi, tiek pamiegosiu. Nu, ir po to į keltą. Labanakt. Nu, labas rytas. (11:28). Oras šūdinas. Aš prie tiltų. Kaip benamis. Žodžiu, planas prastumt laiką iki kokių 4, gal čiut po 4, bandyt papult keltą, plaukti į Švediją. Idealis ne kažkam. Nu, žodžiu, ne pati fainiausia vietelė miegojimui, bet ganėtinai ramiai atrodė. Nežinau, čia vietiniai gal galėtų daugiau pakomentuoti apie šitą vietą. Ten įdomių užrašų ant sienų, stulpų visur buvo prirašinėta. Radau random rozetę. Tikėkimės neišvalys. Varom pavalgyti. Copenhagen. All right. Yeah. All right, see you on the ferry. Gerai, važiuok. Nuskanavo, ačiū. Žodžiu, kaip suprantu, tai išspyrė mane todėl, kad šitas keltas turi porą stotelių. Tai pirma stotis yra Karlshamnas, tai realiai visus važiuojančius ten sugrūda pirmą, o po to jau lieka, kas važiuoja į Trelleborg. Aišku, dar kita mintis buvo, kad aš esu pavojinga medžiaga. Nu, bet žiūrėsim, kad rašyti.
Okay. This will be enough or you? What do you mean? This one? Yeah. It also has parking brake. All right. You can go this side. Here? Closer to the lift is downstairs. You can go downstairs. Oh, that side. Yeah. Oh. Here? Where do I put it? Bartek! Do końca? Oh, to the end, to the back. Go. Oh. Keltas, kur eit, ką daryt? Neaišku. Ne, po to žinosime. Take everything you need Come back to to us. fasten with you from your vehicle. Mieli keleiviai, informuojame, kad dėl saugumo automobilių deniai bus uždaryti Varom dušų iš karto. Prašome iš savo transporto priemonių pasiimti viską, ko galėtų prireikti kelionėje. Gerai. Nu, pavalgyt. Prabangiai pavalgiau. Būtų buvo neblogai turbūt pasimti maisto prieš keltą. Nu, bet žiūrint tai, kad kelionė iki čia buvo nemokama, kuro nepyliau, rozetės naudojau irgi už dyką, tai galim jaučiu savo tai leisti. Tai trumpai apie kelionę. Išvykau Liepos 17, 1 valandą dienos ir atsidūriau Klaipėdoje Liepos 18, 5 valandą ryte. Buvo nelengva kartais susirasti tą rozetę, bet viskas pavyko. Ir dar 4 kartą pasikroviau prieš varant į keltą, tai irgi labai pasisekė. O sekantis turbūt dalykas būtų, tai hekas. Aš plaukiu su šitu mocu, nemokėdamas už jį. Nes gaunasi, jisai gavo dviračio bilietą. Tai nėra motociklas. Jeigu tu imtum motociklo bilietą, turėtum sumokėti taršos mokestį, kuris yra dar papildomai turbūt 30 eurų. Tai žmogus plaukiantis kaip pėstysis arba dviratininkas, bet kokiu atveju moka 28 eurus. Nu kaip už dyką. Kajutka kainavo 100 šiam gal. Apie 100 šiam. Įsivaizdavau, kad bus pakeleivių, bet panašu, kad būsiu vienas. Tai gal atsivert avariją čia, kad saugiau būtų. But you need to enter the bus. O, jūs čia visi lietuviškai šnekat? Jo, lietuviškai. Ai, okei. O kur man šitą dėt, nes čia šiaip mocas? Aš suprantu, jis to pasakysiu. Okei. Okei. That's it? Nice. Nu ką, oficialiai patekom į Švediją. Švedijoj turim 100 kilometrų ir tada į Daniją. Žodžiu, prastoka situacija. Vėjas labai stiprus. Realiai važiuoju prieš vėją. Baterija stipriai valgosi, suvartojimas 31 Wh per kilometrą. Aišku, gal po to pakris. Nes dabar dar tik tai kelius kilus nuvažiavau, bet šiaip blemba gali tekt stot kraut anksčiau negu planavau. Bet fainas dalykas, tai yra dviračių takai. Panašiai kaip Danijai, gera infrastruktūra. Daug kur dviračių takai. Tai gatve dar kol kas labai mažai važiavau. Mano tikslas, va ten, kitoj pusėj matosi Kopenhaga. Atrodo ranka pasiekiama.
Tai kas dabar sakysit, kad galėjai važiuoti per tiltą, per tunelį? Nu negalėjau. Oreston Bridge neleidžia važiuoti su šiktais mopedais, visokiais trantalietais, kurie važiuoja lėtai. Ten yra autostrada, kad ir kaip norėčiau, nu negaliu. Turiu dabar važiuoti didžiulį ratą ir dar po to papildomai, kada važiuoti vat iki ten. Nors atrodo galėčiau tiesiog ir nuvažiuoti. Žodžiu, lekiam toliau. Žodžiu, nenufilmavau eilinį kartą, tačiau labai skaniai pavalgiau ir buvau šiltai priimtas ir sutiktas Benny's Diner Loma miestelyje, Švedijoje. Žodžiu, praleista ten buvo apie porą valandėlių, kol pasikraus. Nu žodžiu, apkalbėta, prikalbėta, pripasakota visko iš abiejų pusių. Tai įmesiu kažkokių ten fotkių ant ekrano pačios vietelės. Šunį labai fainą turi vieną iš darbuotojų, tai šiauriautas, Čiko. Ir ką, dabar turim 96% ir iki vietos yra ten 4 kilai. Keltas išplaukia 11 kem, tai planas yra spėt. Tas autobusas važiuoja ten, kur man reikia. Iki ten, kur man reikia, yra 21 km ir 5%. Blogiausia atveju šoksim į autobusą. Liko 9,7 kilo ir 3,4%. Ir mes važiuojam palei jūrą. Žiauriai šlapia, batai permirkę, į maišus kojų neįsidėjau. Žodžiu, darosi šalta, šlapia, šlykštu. Nu, bet keltas jau netoli. Tik reikės sugalvoti, ką daryti jau persikėlus. Nes reikės dar krautis. O kaip įdžiūt, nežinau. Ticket, single motorcycle, one enter. Hey. Okay. Approved. Hell yeah. 3,6 €. Spėjom. 19% jau galvojau šakės bus. Ką dega raudonai, tai jaučiu gausim palauk. Batai permirkę. Oh my god. Žiauriai blogai. Žodžiu, dabar reikės sugalvoti planą. Ką darom toliau. Nesijaučiu susirgsiu po šitos kelionės, tai 100%. Žodžiu, plaukiam į Daniją. Šiaip ne tai pavyko. Batai yra kiaurai permirkę. Tavrasi, gerai nesigirdi, bet ten kliuksi viduj. Tripas. Oh, sorry. You were just standing looking at the other Yeah, I was talking to my camera. okay. Crazy, right? Have a nice
Thanks. Tai va, kol kas tiek. Išlipsim iš kelto, ieškosim kur pasikraut ir bandyt damušt kem 4 kilus. Kraut 2 valandas, at least. Ir važiuot. Situacija tokia. Keliaujam iki Sirkleko, stumdami baiką. Stoty nieks nepadėjo. Ten kažkokį girtą Daną rėkiantį jų pakavo. Žodžiu, pareigūnai nepadėjo. Vietiniai darbuotojai irgi nepadėjo. Į traukinį neįleido. Sako, varyk į Sirkleką. Please save my day. Is that electrical outlet outside working or not? I don't know actually. I think it's working. Okay, I'm gonna try out. If it doesn't work, can I bring my bike in here? I just made 300 kilometers from Lithuania. Okay, I'm just like coming with you to check it. But Šoveik. Šoveik. No. Yeah, nobody has done anything like this with such a bike, so we'll see how it goes. Sounds like a fun journey. Yeah, Good luck, brother. it's definitely fun, but also exhausting. Yeah. All right, yeah. Have a good journey. Yeah, thanks. Hey? Electric bike. Yes, it is. Oh, it's very nice. Is it? I was sent here by the manager of the shop. Is the manager? No, the guy that works inside. Also charge the bike. Yeah, he said use this one because the other two at the front of the shop, they don't work. You're from Detroit, Yep, that is right. and you ride all the way here on the bike. Yeah, except I took ferry from our port city to Klaipėda to Trelleborg in Sweden. Okay, nice. You go a very long way. I did. I'm stupid enough to do that. You can drive on the highway. All right, take care, guys. Žodžiu, kraunamės ir laukiam. Dabar yra 1:30 nakties. Procentų kol kas turim 15. Turim tiek laiko. 9,2%. Bandom judėt. Pasigna. Pagaliau atvažiavom 399,1 km nuo Tugels Empire Shopo iki Igno namų. 400 km. Aišku, plus keltas. Plus dar vienas keltas. It was fun. Ką žinau. Nori pareigūnai. Su šitais dar nespėjau Danijai susidurti, bet manau problemų nekils. Žodžiu. Eisim miegot. Kažką gal paupdėtinsiu rytoj. Gal kažkas grįš į vaizduotę. Ką pamiršau papasakot. Tai va, šiandien tiek. Good night. One eternity later. Paskutinis vakaras Kopenhagoj. Atvykau čia pirmadienį ryte, 5 ryto. Pagal paskutinį klipsą tai čia buvo 4:15 ryte.
Šiandien kas čia yra? Jau yra penktadienis. Ir šeštadienį turim keltą iš Švedijos į Klaipėdą. Jisai plauks paro laivo. Ir Klaipėdoj būsiu sekmadienį 1 ar tai 2 valandą dienos. Nusprendžiau nebetęsti kelionės motociklu, todėl kad pirmadienį reikia į darbą. Ir pagal praeitą mano važiavimą gautųsi lygiai taip pat atvažiuoti į Kauną, kaip atvažiavau į Klaipėdą. Iš Kauno išvažiavau 1 valandą dienos apytiksliai, Klaipėdą atvykau 5 ryto. Tai jeigu sekmadienį 1 valandą dienos išvažiuoju iš Klaipėdos, Kaune atsirandu pirmadienį 5 ryto. Nenoriu to, biškį užnisa. Atvažiuos manęs paimti su mano mašina, ten sukišim talariją ir pargrįšim namo. Nu, fainai. Veidrodėlio nebeturiu. Zaibys. Ką dabar? Nu, taip važinėjomės Kopenhagoj. Ir bičiukas dabar važiavo ir tipo matė, kad iškrito, paėmė ir tiesiog va pervažiavo. Tai cool. Now what? Ai ne. Fuck this shit. Važiuojam toliau. Žodžiu, kelionės ir kepas kol kas toks. Labai smagu Kopenhagoj. Faina čia važinėt. Tais keliais, kai važinėdavau dviračiu, tai dabar važinėjau su mocu, kas nėra super legal. Čia turėjau tokį encounterį su policija, bet apsimečiau, kad ieškau navigacijų kažko. Realiai visur ženklai yra, kur dviračių takai, pavyzdžiui, šitas tiltukas, kad mopedam negalima. Nors mopedai čia yra važiuojantis iki 35 km per valandą, tai jie važinėja dviračių takais. Mano padarytas, kad važiuotų ant kempininkų, tai jau turbūt dviračių takų net nelabai galėtų. Dabar turim gražų skaičių 4211 ir 4701. Nu ką, važiuojam namo. Baigėsi kelionė į Daniją, keliaujam atgal į Lietuvą. Pirma stotelė Circle K, tas pats, kuriam ir krovėmės tik įvažiavus į Daniją. Jo turim Kėblų kilus. Pažiūrėsim, kiek liks pasiekus tą vietą. Ten dasikrausim, kiek gaunasi. Ir viskas. Raktai. Давай, гни. Ладно. Keista. Keista važiuoti namo. Nu, bet tokios tos kelionės. Ilgai, pasidžiaugiu. Gerai praleidžiu laiką. Na ir tada su liūdėsiu grįžti namo.
Aišku, namuose irgi fainai. Tai tikrai nesiskundžiu. Esam vėl tam pačiam Circle K. Ką tik baigiau krautis. Užtrukau valandą kem kažkur. Pasikrovėm. Žodžiu, sekanti stotelė bus Supabuksin. Ten kažką pabandysim nupirkti, kažkokio šokoladuko. Kažkokių tai daniškų lauktuvių parvežti atgal į Lietuvą. TVE šaikai. Ir po to į keltuką. Švedija. Ten 100 kilų nepilnai. Reikės kažkur susirast vietelę pamiegojimui. Nes keltas tik tai rytoj. Pilna laiko. Turim, žodžiu, daug laiko ir tikėkime, turim gerą orą. Nenoriu sulyt, kaip visada. Gerai, kad po šitų manęs nekišo skineriuką. Okay. Hold on. Pala. Čia biškį mane ten veda. Gali tai būt. Hold on. Su mašina. Start. Bet ten nuvažiavau. Fuck. Šis nu. Ups. Upsi. Nežinau, kodėl ten rašė važiuot. Gal tai vyras kitoks kelias. Nu, bet. Važiuojam. Labai gražiai mes čia važiuojam palei tą jūrą, dviračių takais. Deja, pasirodo, mano švedų kalbos žinios nėra jau tokios geros. Moped, pasirodo, reiškia, kad mopedam važiuoti negalima. Pasidomėjau čia šiek tiek. Tai mopedas po švedų skaitosi važiuojantis iki 25 ir jis neturi numerių. Dabar viskas aišku, kodėl čia mane visi kreivai žiūri toj Švedijai bevažiuojant. Tai jo, ganėtinai aš čia rizikingai važiuoju. Neskaitant to, kad teko prasilenkti su keletą pareigūnų, bet nieks nieko nesakė. Nežinau, gal matė, kad užsienietis ir nekreipė dėmesio, arba jie šiaip tiesiog labai atsipalaidavę. Bet galvojau, kad Danijai čia sudėtingiau bus. Ar pavojingiau važiuojant tais dviračių takais, nes Danijoje gaunasi, kad mopedas 35 gali važiuoti. Tai aš iš esmės turėjau tokį limiterį nusistatęs, kuris leido man važiuoti 3.2. Aišku, kiek čia legalų įstatymiškai, no idea. Bet jo, neprisidirbau, bet šiaip kosmosas, ką aš išdarinėjau. Tai jeigu kas nors važiuosit, gal nedarykit taip kaip aš. Tai
Jo, dviračių takais Švedijoje mopedų Talarija, kuri lekia Kem 5 legaliai, ar 7, ar 8, ar 9 nelegaliai. Rekomenduoju nevažiuoti. Update'as, žodžiu, sušalau. Čia ganėtinai vėsu. Nežinau, čia reikia biškį apsirengti. 18 laipsnių. Nu, negalėjau pravažiuoti. What tarnation is this? Wow, geras Chevy limuzinas. Geras. Nu jo, švedai, mūsų Europos rednekai turi įdomių aparatų. Štai mūsų poilsiavietė. Čia praleidom naktį. Nu, ne pats geriausias, gražiausias setupas, bet čia kai reikėjo susisetapinti vidury nakties, tamsoj, norėjosi šokti kuo greičiau į sapną, tai kas gavos, tas gavosi. Toks setupėlis, 15 eurų hamakas, 8 eurų kilimėlis, 4 eurų tarpas, 3 eurų šnūras. Nu ir ką, ir galima savo kempinti Švedijai. Išmiegau normaliai. Ai, dabar kaip jau šitą laiką turim. Žiaudys kabina po 10:03. Keltas antrą. Dar turim laiko nuvažiuoti, nusipirkti kažką valgyti į keltą, nes jau minėjau, nieko kelte nesiruošiu pirkti, tragiškas maistas už tragišką kainą. Tai važiuosim į Maxi Ika, ar kaip ten vadinasi, shopping centras. O dabar ką, reikia visą šitą balaganą susirinkti šiukšles. Gal aprinkti ir svetimą šiukšles, čia neaiškių dalykų guliu. Šiaip ganėtinai buvo nejauku miegoti čia, nes čia yra kaip ir takelis. Kaip ir vaikštomas, kaip ir prapjauta žolė, bet nieko nesutikau. Aš čia girdėjau naktį įdomių rėkimų, žmogiškų. Bet niekas iki manęs neatėjo. Kažkokia tai firma, neaišku, dirbanti, nedirbanti. Jo. Einam susirinkti šmutkės. Ir varam apsišopinti ir į keltą. Čia važiuojam prie Leborgo miestelyje. Čia va, kreivai žiūri į mane. Vėlgi. Labai daug tokių žvilgsnių susilaukiau. Nežinau, ar čia kažkokia panika, ar tiesiog susidomėjimas, nes nėra matyta transporto priemonė. Šiaip ganėtinai šviesus miestas, lyginant su kitom Švedijos vietom, kur važiavau. Tamsoka. Fainas miestelis. Gaila iš tikro, kad nepafilmavau daugiau apylinkių, kaip įvažiavau vakare. Ten buvo reikalų, nes jau pradėjo temti, kadangi jau esu arti jūros, tai čia vėjas didžiulis. Man ten tą setupą kempo pasidaryti buvo, oje, reikalų normaliai. Žiauriai buvau jau nusitaršęs, dar ten vaikai prie parduotuvės. Nežinau, 15 minučių kamantinėjo, klausinėjo visokiausių dalykų. Sako, jo, kempo. Nu jo, sakau, kempinsiu. Ok, sako, see you tomorrow. Gerai, galvoju, tikrai nepasimatysim. Paskutiniai kilometrai iki kelto. Čia dar reikės užsukti iki shopping centro. Apsipirkti kažką valgyti. Ir, į keltuką ir namučio. Jo, blemba, jau buvau biškį išsigandęs, kad čia bus reikalų.
Žodžiu, yra skirtumas tarp Švedijos ir Lietuvos uostų ir kaip jie dirba. Klaipėdoj, tai ten ką, va, sako, važiuokite su savo motocikliuku. Ok. O sako, kitą kartą atvažiavęs turėsiu susimokėti. Jo, tipo, jūs čia trekinsit mane, lauksit, kol atvažiuosiu. Abejoju. Nu, bet prikolas, iš visuko. Nu ką, esam kėdėje. Vieni, vėl. Praeitą kartą kajutė buvo visiškai tuščia. Dabar nuėjau receptioną, sakau, seems like I'm alone in here. Ir sako, yes you are. Tai žodžiu, visas šitas kambarys su belekiek kėdžių mano. Aišku, minusas dėl Wi-Fi'aus čia negaudo. Tai teks eit kažkur kitur pasivaikščioti dėl interneto. Žodžiu, kelionė artėja į pabaigą. Realiai kelionė kaip ir jau baigėsi. Liko tik tais parplaukti iki Klaipėdos, šokti mašiną ir pūsti Kauną. Nežinau, kelionės recapas tai šiaip insane. Žiauriai patiko. Važiuoji pats su savim, niekur neskubi. Biški stresuoji dėl rozečių. Bet šiaip žiauriai fainai. Dabar net sunku kažkokių tai emocijų išreikšti. Kaip ir viskas be nesklandumų, apart dabar šito patekimo į keltą. Nu, galvojau, teks jau susimokėti kažką. Prigazino ten mane, sako, čia reikės tau susimokėti, jeigu dar kartą tai padarysi. Ar aš kaltas, ar TT Line sistema kalta, kad turi tik dvi opcijas. Arba dviratis, arba motociklas. Reikia kažko per vidurį. Tai bandysim šitą spręsti. Nežinau, nespręsti, bet imtis veiksmų. Parašysiu emailą. TT Line gal kažką pamatysim ateity. Kažkokių papildomų opcijų. Mum elektrinių motociklų mėgėjam. Na, o dabar, manau, nežinau, pasimatysim turbūt Kaune, arba išlipant iš kelto. Tai va, that's that. Dabar kas beliko, tai turbūt skaičiukus suvest, pasižiūrėti, kiek mes čia kartų krovėm, kiek kilų nuvažiavom, kiek išleidom pinigų ant krovimo, iškart galiu pasakyti 0. Ar įmanoma būtų paskaičiuoti, ką sutaupėm? Nežinau, pagal ką skaičiuoti. Bet ant maisto buvo tiesiog daugiausia pinigų išleista, ant kažko apart keltų daugiau, nu nelabai. Tai, žodžiu, turbūt ties čia ir pabaigsim kelionę, galbūt dar pafilmuosiu, kaip kraunam modsai mašiną. Ir ką, sekantį stotelę jau Kaunas. Viskas. Dabar turim 4865 kilometrus, o iš viso kelionė yra nuvažiuota 584 kilai. Su triple X. Tiesiog, va, bim bam. Ačiū labai tiem, kas žiūrėjot. Tikiuosi šitas video neprailgo, nepabodo. Žiūrėti iš vieno kampo. Droną irgi nepakėliau. Ir vidury kelionės išsiunčiau jį atgal į Lietuvą. Paspauskit laiką, subscribe ir laukit sekančių video.